Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti, per mikrofoną aš, psichologas Aurimas Gudas, ir šiandien kalbinsiu Ramūną Jukną. Jisai yra psichologas, krikščionis pastorius ir kartu dėsto kolegijoje, Panevėžio kolegija, taip vadinasi, Taip. ir dirba su dienos centrais, su jaunimu. Taip. Sveiki gyvi visi. Sveiki. Tai pirmiausia, gal, kadangi tokia proga pasitaikė kalbėti ir apie krikščionybę, ir apie psichologiją, tai pirmiausia, gal norėčiau paklausti, kas bendro yra tarp psichologijos ir krikščionybės. Geras klausimas, kas bendro. Bendro gal yra, vėlgi, teigimas, kuris svarbus, kad mes ir psichologai, ir krikščionys kalbam, kad žmogus turi sielą, pirmas dalykas. Aha. Nes čia yra... Nuo to žodžio psichologija. Jo, psichija. Mes turim sielą, nes turim ideologijas, kurios apskritai neigia žmogaus sielos egzistavimą. Tai pirmas dalykas, mes pripažįstam, kad žmogus yra daugiau negu tik tai kūnas, negu tik tai materija. Ir čia jau bendras dalykas, mes turim bendrą vardiklį. Kitas dalykas, mes norim padėti žmogui. Krikščionybė per Jėzų Kristų ir jo atperkančią auką siekia atpirkti žmogui, ištaisyti visas nuodėmės padarytas žalas, skriaudas, neteisybės. Psichologija lygiai taip pat nori palengvinti žmogaus būvį. Gal mes turim skirtingus instrumentus šiek tiek, gal kartais naudojam skirtingas metodikas, bet manau, kad tie du dalykai mus labai stipriai sieja. Yra siela, tvirtina ir vieni, ir kiti, ir norim padėti tam žmogui, kad jisai geriau, efektyviau gyventų. O kas yra aukščiau, psichologija ar krikščionybė? Jums? Tau. Aš kadangi aš esu krikščionis, tai natūralu man norėčiau, kad tai būtų, ir aš taip savo bent jau įvardinu, kad žmogaus siela svarbesnė. Kaip yra gerai pasakęs pats Kristus, kad tau geriau būti be vienos kojos, rankos ir taip toliau, bet būti išganytam. Tai mano galva, kad geriau mums gyventi, turint tam tikrų psichologinių problemų, bet gyventi teisingai, negu kad, sakykim taip, neturėti psichologinių problemų ir gyventi neteisingai. Tai šia prasme, man atrodo, kad ta tokia vertinimo prasme, tai jeigu mes hierarchiniai sudėtumėm, aš manyčiau, kad aukščiau ir vertingiau yra sielos išgelbėjimas, nes jeigu jinai amžina, tai jos sielos išgelbėjimas yra labiau prioritetinis klausimas. Geriausia, idealiausia būtų tuos dalykus suderinti. Bet tai jau netaip lengvas galbūt dalykas. Jo. O kokie būtų skirtumai, kokie tokie taškai, kur krikščionybė ir psichologija nesutarė? Čia geras klausimas. Aš manau, kad mes krikščionys turim ne vieną poziciją, ir skirtingi krikščionys galbūt turi skirtingas pozicijas. Vieni labiau atviri psichologiniai pagalbai skirtingom psichoterapiniam mokyklom, kiti yra mažiau atviri šitam dalykui. Tai aš manau, kad pasaulėvaizdžiai, kuriuos mes remiamės, tai yra tos išankstinės prezumpcijos arba a priorinės nuostatos, tai yra tai, kaip mes žiūrim į pasaulį, kaip mes žiūrim į žmogaus sielą, kaip mes ją vertinam, kas tai yra, ar žmogus, tarkim, yra iš prigimties geras ar blogas. Na, ir jeigu humanistinė ir filosofija, ir psichologija teigia, kad žmogus iš prigimties yra geras arba bent jau neutralus, tai natūralu, kad mes čia turim skirtingas pasaulėžiūrinės atskaitos vietas, iš kurių žiūrim ir vertinam patį žmogų. Radikaliai jau čia taip. Iš esmės. Ir tuomet, natūralu, kad mes turėsim tam tikrų skirtingų požiūrių į tą patį klausimą. Mes kitaip vertinam vaiką, asmenį, raidą žmogaus ir taip toliau. Tai mano galva, kad pasaulėžiūros klausimai čia esminiai yra. Paskutiniu metu mes turim be abejo visuose socialiniuose moksluose, turim tą ideologijos didelį poveikį mąstymui ir tam išankstiniam prezumpcijom, tam išankstiniam nusistatymam. Tai aš manau, kad kai žmogus jau turi tos ideologinius apkaustus, ideologinius įsivaizdavimus, ideologinės dogmas, tada natūralu, kad jeigu jisai yra sekuliarus žmogus, yra nekrikščionis, neieškantis religinių atsakymų, jisai gali psichologijoje atrasti, šiapusybėje atrasti tuos galutinius atsakymus, ir krikščionybė sakys, ne, krikščionybė visą laiką
lydės žmogų į anapusybę, visą ką kalbės apie tai, kad žmogaus siela nėra tik tai dar vienas žmogaus asmenybės kažkokia, dar viena detalė, kuri turi būti patenkinta, poreikis, kuris dar turėtų vienas būti patenkintas, kad, tarkim, tu turi kūną, pamaitink, aprenk, komfortabiliai paguldyk jį, kad jis šiltai miegotų. Taip ir siela, kad svarbu komfortabiliai, kad jinai jaustųsi, ne, krikščionybė kartais pastumi žmogų į nekomforto būseną, į satisfakciją su sąžine, atsistoti prieš savo sąžinę, pajausti kartais ir kaltę, gėdą ir nebėgti, neneigti tų dalykų, bet atsakyti į klausimus. Galbūt sąžinė kelia gilesnius, esmingesnius kažkokius tai asmenybės klausimus, kuriuos turėtų atsakyti. Nebesiplėsiu, gal. Aš kažkaip galvoju iš to, ką tu kalbėjai, tai kad krikščionybė labai veda į kitą, į meilę, į priėmimą, į atleidimą, į tarnavimą kitiems. Nesusikoncentravimas į save, kas gal būtų labai iš tokio psichologinio taško tokia, nes psichologijoje nemažai girdžiu apie tą meilę savo. Ir tai labai prieštarauja krikščionybei, kuris sako, tu negali mylėti savęs, kaip, gal toks sunkus taškas, nes mylėk save tiek pat, kiek ir tą artimą. Tai irgi tokio balanso, tokios paieškos, bet tai nėra kelias į laimę. Labiau kelias į laimę yra atiduodant save. Jo, sutikčiau. Man iš esmės, man visgi tai antrinis klausimas, pirminis klausimas man svarbesnis yra. Tai yra tam tikrų tų pagrindinių tikslų ir prasmių gyvenime. Čia gal toksai frankliškas tas mąstymas, bet man atrodo, kad jeigu aš suprantu ir suvokiu, kokie yra didžiausi gyvenimo tikslai, prasmės ir vertės, tada susidėlioja kiti dalykai. Tai aš visiškai sutikčiau, kad taip šiuolaikinė psichologija, jinai skatina žmogų jaustis geru ir jaustis gerai ir rūpintis savim. Aš esu ant pjedestalo, tai aš turiu gerai jaustis, viskas turi būti daroma, visko aš turiu siekti, viską laikyti tiesa ir teisingų dalykų, jeigu tai gera man. Jeigu aš esu patenkintas, pasitenkinęs, realizavęs, išsipildęs. Tuo tarpu krikščionybė, jinai nupiešia visai kitus tikslus ir prasmes kitas gyvenime. Nemanyčiau, kad krikščionio gyvenimo tikslas save išdalinti. Jeigu mes esam krikščionis, mūsų gyvenimo tikslas turėtų būti Kristus, jį pasiekti ir pažinti. Ir tada, sekant paskui jį, tada jisai sako, tu turėsi prarasti save, tu turėsi išmokti mylėti kitą. Ir tada mums tas jau gaunasi situacinės užduotys, mokytis mylėti kitą, priimti kitą, pakęsti kitą, nustumti save nuo pjedestalo, nustumti save nuo centrinės pozicijos, ten leisti būti Kristui ir artimam. Mamos pasiaukojimas, sutuoktinių meilė, vaikų auginimas ir taip toliau. Ir buvimas bendruomenėje, visuomenėje, mums dabar visuomenėje labai svarbus klausimas, tėvynės gynimas, kas pasiruošė, tarkim, ginklų ginti. Čia buvo pasirodžiusi informacija apie tai, kiek piliečių, koks nuošimtis pasiruošęs ginti ginklo. Ir tai irgi dalis, vadinkim, krikščioniškos artimo meilės, kad aš suprantu, kad ne mano laimė didžiausia, bet ginklu paimti ginti savo šalį reiškia statyti pavojin savo laimę vardan aukštesnio tikslo. Ir jeigu aš esu krikščionis, jeigu Kristus yra mano kelionės gale, jis mano siekis ir tikslas, tada aš sakau, šita būtinybė, šita lemtis, kur ištinka mūsų kartą, galbūt reikalauja tokios aukos iš manęs ir toks mano kelias yra. Mylėti jį, Kristų ir tokiu būdu aukotis dėl kitų. Mes prieisim prie šios dienos temos, kalbėsim apie priklausomybės nuo visokių ekranų, socialinių tinklų ir panašių dalykų, bet prieš tai dar pakalbėkim apie, man toks labai rūpimas klausimas yra apie vėlgi tokia takoskyra psichologijai ir krikščionybei, nes psichologijoje labai kalba kaip apie labai blogą dalyką žemą savivertę. Ir kai pažiūri į tą žemą savivertę į Kristų, tu galvoji, čia toks pavyzdys, jam kažkaip problemos yra su žema savivertė, labai prieinamas žmogus, labai toksai, ypač tada,
jo suėmimo momentu arba kada leidžiama iš jo išsišaipyti, irgi toksai momentas. Tai kaip tai yra suderinama su nuolankumu? Čia labai geras klausimas ir aš manau, mūsų visuomenė tai labai dažnas, labai dažnas tas toksai konfliktas esantis, aukšta savivertė, kadangi aš dėstau nemažai daliai studentų kolegijoje ir ypatingai jaunų tokių suaugusių moterų, kurios augina vaikus ir tada joms būna labai aktualus šitas klausimas. Ir tada jos mąsto, jau geriau, kartoja tą tokią populiarią tezę, geriau tegul mano vaikas turės didesnę savivertę, negu tik tai mažą. Geriau jis tegul būna šiek tiek palipa kitiems per galvas, bet tik tai ten nebūna skudras kojoms valytis. Tai jo, labai populiarus mitas, bet krikščionybė iš esmės, man labai patinka vienas autorius, jisai jau tuoj bus 2 metai kaip išėjęs anapilin, Timothy Kelleris, amerikiečių pastorius, mąstytojas, aš sakyčiau, teologas, dėstytojas, jisai labai gražiai išdėsto tą mintį, kuri, man atrodo, fenomenaliai atsiskleidžia Jėzaus Kristaus asmenybėje, kad Evangelija atskleidžia drąsą ir nuolankumą, tos dvi atrodytų nesuderinamas savybės. Ir mūsų visuomenė ir mums žmonėms atrodytų, kad galima būti arba tuo, arba kitu. Arba tu būni drąsus, tai reiškia, kad tu esi agresyvus, tu naudoji kitus kaip instrumentus, kaip citriną savo patiekalų gamyboj, išsunki juos ir naudoji savo tikslams pasiekti, įgyvendinti. Arba tada tu esi nuolankus, tai reiškia, tu esi citrina kitų rankose. Ir tada sako, Kristus įkūnija ir drąsą, ir nuolankumą. Jis yra netikėtinai drąsus ir jis yra nuolankus. Ir tada Timothy Kelleris sako, kad lygiai taip pat pašaukti krikščionys. Būtent Evangelija mumyse suveda šitas dvi priešybės ir mes gebame būti ir drąsus, ir nuolankus. Paimkim Kristaus pavyzdį, kaip jis yra drąsus. Jis ateina, jį seka mokiniai, minia ir žmonės nori, kad jis būtų karalių, žemiškų karalių. Jie nori, kad jis pakeistų Erodų giminės visą klaną. Nes būtų pakankamai duonos. Būtų duonos daug, būtų ligoninės greit, nereikėtų ligoninį tuščios, pinigus galima būtų skirti kitiem dalykam. Bet Jėzus pasipriešina miniai. Tai drąsa. Minios garbinamas dievukas, jisai sako, ne, aš lenkuosi kryžių. Minia jam žada, minia jam kviečia, duoda palaikymą, mes būsim tau lojalūs. Tu eik lengvesniu keliu, malonumo keliu, bet Jėzus sako, ne. Ateina į Jeruzalę, didžiąją savaitę, jisai sutinka visokiojopą pasipriešinimą, visų religinių grupių. Ir Jėzus konfrontuoja. Tai yra nesuvokiamos drąsos žmogus. Jisai kaip paskutinės vakarienės naktį meldžiasi ir pasirenka kryžių, neišsigina, nepabėga, nepastraukia. Tai netikėtina drąsa. Ir tuo pat metu nuolankumas. Tėve, tebūnie ne mano, bet tavo valia. Jisai tarnauja žmonėm, jisai atjaučiantis vargšus, raupsuotus, benamius, kurčius, visus atstumtuosius, kokie buvo įmanomi atstumtieji jo visuomenė, visas spektras buvo Jėzus rankų paliesti. Priimti, taip. Tai visuomenė buvo šokiruota, tam tikra prasme netgi šokiruota. Ir taigi Kristuje matome ir drąsą, ir nuolankumą. Ir čia aš manau, kad Evangelija, ką mums daro, jinai tas savybės ir atstato, nesako, kad krikščionis turi būti palenkęs galvą, kaip giljotinai pasiruošęs kažkoks kankinys. Ne, krikščionis gali būti drąsus, jis turi išmokti pasipriešinti melui, neteisybei, ir jis turi išmokti pasakyti atsiprašau, atleiskit ir tebūnie ne mano, bet jūsų tiesa, tarkim, diskusijai, ginče, namuose ar panašiai. Aš manau, kad Evangelija kaip jėga, Dievas, krikščionybė, kaip religija, sakykime, šią prasme, jinai kaip tik atperka žmogų, kad jis gebėtų būti ir drąsus ten, kur reikia, kuris niekada nebuvo drąsus, kur niekada nedrįsdavo pasipriešinti išnaudojimam, eksploatacijai, neteisybei ir kitiems dalykams, kad jis įgautų drąsos ir pasitikėjimo pasipriešinti ir pasakyti savo nuomonę. Gal tam reikia 5 ar 10 metų krikščionybėje, pasilikti Dievo meilėje, mokinystėje, matyti pavyzdžius,
Ir iš kitos pusės tie, kurie labai drąsūs ir labai, labai mokantis kitus išnaudoti, mokomi pamatyti kitus, verkti su Kristumi, atjausti stokojančius ir taip toliau. Tai Evangelija, mano galva, jinai atstato tą harmoniją. Psichologija to nedaro, psichologija, jinai sako, tau reikia spaus gazą. Ir būk laimingas, pasink laimę pats. Manau, kad tai yra visiškai priešingas krikščionybei kelias. Nes man atrodo, kas būtų iš psichologijos pusės, kad jeigu tu nesijauti gerai, tai ir, nesiimk veiksmų, nedaryk kažko. Ir tai yra visiška priešingybė, ką matome Kristuje, kad jis tikrai nesijaučia gerai, jis patiria vieną didžiausių kančių, kokią tik įmanoma, ir elgiasi teisingai, jis vykdo misiją. Būtent šiandieninė visuomenė, va čia psichologijos, mūsų psichologų tam tikrą prasme ir darbas, nežinau, ar mes čia padarėm, vienas autoris, pamiršau pavardę, 71 dar metais parašė Homo psychologikus, kad mes jau esame tais, vadinkim, nebe protingas žmogus, bet esam psichologinė būtybė. Ir tada mes viską pagal savo emocinę, psichologinę savijautą vertinam, kas yra teisinga, kas ne. Nebe protu, nebe moralinėmis kategorijomis, bet savo jauseną. Bet jeigu mes nors kiek savianalizuojantys žmonės esam ir save stebėję žmonės esam, be didesnės analizės, mes suprantam, kad mūsų emocinė būsena labai efemeriška, labai kintanti, labai nuo daug ko priklauso. Tau gali būti labai blogai, labai erzinsiesi, bet kažkas pasakė mielą žodį ir tu iškart nušvinti. Arba tu jautiesi labai gerai ir kažkas pasakė bjaurų žodį. Ir iš karto viskas pasikeitė, gumulas gerklei atsirado. Taigi mes esam labai nepastovus. Dėl to, čia, manau, viena iš problemų, ką mes kaip psichologija darom, kad mes akcentuojam tą savijautą, tik tai jauseną, jausmą, neduodami to mąstymo, neduodami tam tikrų fundamentinių pamatų teisingumo, objektyvumo, realybės, sąlyčio su realybė susilietimo. Ir tada mes žmogų tam tikrą prasme klaidinam. Tai aš manau, kad čia viena iš tų irgi problemų, kad mes viską grindžiam savo jauseną, mums tai būdinga, mums tai lengva, man lengva labai taip, irgi mąstyti, labai lengva, aš lengvai labai pasiduodu savo jausmam ir tai jausenai būsenai, bet tai priveda mane prie problemų, prie pažemintos nuotaikos, prie depresyvios būsenos tam tikros, arba euforijos, kai kartais aš būnu euforiškas tiek, kad užgaunu kitus ir nebepastebiu šalia esančių žmonių pareigų savo, nebeprisimenu ir taip toliau. Gal pereikim prie jau šios dienos temas. Tai pirmasis klausimas yra, kaip atpažinti, ar turi priklausomybę ar ne nuo ekranų? Čia labai geras klausimas. Psichologija dabar atrado tą savoką probleminis elgesys. Nes priklausomybė yra jau tokia labai sunki savoka, jau tokia, vadinkim, čia jau diagnozė, sakytumėm, kad tu jau priklausomas, o dažnai mes, ypatingai kai kalbu su tėvais, su vaikais, tai tėvai sako, mano vaikas priklausomas, jie labai greit diagnozuoja savo vaikam priklausomybės. Tai aš manyčiau, kad pirmiausias dalykas yra probleminis elgesys, gal jisai populiaresnis, nes priklausomybė tai jau sunki būklė, kai mes jau turim tam tikras visas ir jau socialinio gyvenimo griūties apraiškas, kai žmogaus priklausomybė, paprastai mes sakom, kai žmogus jau nebegali nedaryti tos veiklos, kurią jis jaučia priklausomybę, ar tai būtų narkotikai, ar ten darbas, ar kiti dalykai, šiuo atveju naudojimasis mobiliais telefonais arba socialiniais tinklais. Aš pavadinčiau stabdžių nebuvimas. Nebegebėjimas, stabdžių nebuvimas ir plius vis tiek mes sakom, kad turėtų būti socialinio gyvenimo griūtis. Tai reiškia, kad vaikas nebeina į mokyklą, nebegabus eiti į mokyklą arba mokykloje visiškai nebedarbingas būna. Nes tik tai, kad tu daug laiko praleidi, dar vienas dalykas, jeigu spėjai tvarkyti už savo užduotim, jeigu tėvai nebeskiria visai savo laiko vaikam, savo santokiniam įsipareigojimam, darbiniam dalykam, tada čia jau priklausomybės dalykas yra, kai žmogus jau nebegali matyti kitų dalykų. Man pasakoja vaikai tuomet buvę, dabar jau suaugę žmonės, prieš daug metų dar nebuvo, mes neturėjom interneto taip išplitusio, neturėjom išmanių telefonų ir vaikas grįždavo iš mokyklos, žaisdavo kompiuterinius žaidimus. Žaidė kompiuterinius žaidimus, jis net pavalgyti nėra laiko. Į tualetą net nėra laiko. Paskui žiūri, krūpteli, nes jau reikia eiti į mokyklą. Pasirodo, jisai sėdės
po pamokų pažaisti su kompiuteriu, pražaidė visą popietę, visą vakarą, visą naktį ir paryčiais susivokė, kad reikia eiti į mokyklą. Tai čia aš manyčiau, kad yra tam tikros apraiškos, kurios yra jau priklausomybės apraiškos, kai pradeda griūti, birėti visas mano socialinis pasaulis, kuriame aš esu. O šiaip mes, aš manau, kad didžiąją dalim turim to probleminio elgesio, kai mes tiesiog kažką daugiau būnam, negu turėjom būti, ilgiau praleidom laiko, negu turėjom praleisti, ilgiau būnam su išmaniaisiais telefonais ar kažkuo, daugiau praleidžiam laiko ir taip toliau. Kažką praskipinam gyvenime, tai kas turėtų būti reikšminga ir turėjo būti atlikta. Aš sakyčiau, tokius pagrindinius požymius tai ir būtų, kaip minėjau, tas stabdžių nebuvimas ir žala tam tikra. Taip. Kad kažkaip kenčia arba tu, arba kiti. Ir pradeda tavo gyvenimas, kuris turėtų būti normalus ir visapusiškas, jisai pradeda siaurėti. Siaurėti, nebėra pomėgių, nebėra spalvų, atspalvių, nebėra skirtingų veiklų ir kas, aišku, su mobiliaisiais ir socialiniam medijom, tai kas yra, kad mažėja socialinių veidų žmonių, interakcijų su kitais žmonėm, gyvų. Čia. Atrodytų logiškai, kad turėtų tik tai daugėti, nes kas Facebook'e yra pagrindė, tai yra draugai. Taip. Ir kažkodėl vis tiek judame tą linkme, kad žmogus jaučiasi vis vienišesnis ir vienišesnis. Neįtikėtina, paradoksalu. Mums parduoda vieną prekę, bet gaunasi priešingas efektas. O kalbant apie valandas, ar įvardintum, kiek sėdėjimas prie ekrano jau būtų žalingas ar panašiai? Aš nesu klinikinis psichologas, tai šitą vietą su valandom sudėtingas reikalas. Taip. Aš vargu bau, man būtų sudėtinga, nes čia yra niuansų. Tarkim, suaugę žmonės, kurie, tarkim, dirba prie kompiuterio, kurio darbas yra prie kompiuterio, jis dirba daug langų atsidaręs. Programuotojas, nežinau, gali būti vadybininkas, šiaip žmogus, kūrybinis žmogus, ne? Tai jisai turi daug langų atsidaręs ir vienas ar keli iš tų langų yra socialinės medijos, kurias jisai laiks nuo laiko grįžta, toks kompulsinis sugrįžimas, visai pasitikrinti. Tai tą laiką labai sunku pasakyti, ar tu per daug laiko leidi ar ne, nes ir darbe tu sėdi prie kompiuterio, dabar kiek laiko skirti, irgi niuansai, nes suaugę žmonės, mano, pavyzdžiui, kontaktų nemažai yra Facebook'o Messengerio platformoje. Taip. Ir natūralu, kad čia tampa persipinimas tam tikras, kad tai tampa ir darbinis mano, arba socialinis instrumentas, įrankis. Tai dabar jau kalbant apie žaidimus arba skrolinimą, nežinau, kaip lietuviškai mes jį vadinam skrolinimą. Naršymas, bet tas toksai skrolinimas turi savo tokį šiek tiek specifiką, kad jisai toksai, kad tu stumi, čia tas momentas. Stumi laiką, ir laiką, ir turinį, čia manau aspektas. Tai tas dalykas, matyt, turėtų būti kažkaip tai labiau, žiūrimas į tą atidžiau žiūrėti reikėtų, nes manau, kad čia daugiau niuansų atsiskleidžia. Aš nesenai pagalvojau tiesiog ir jau čia kelios mano dienos yra iš tokios teigiamos pusės apie tą internetą. Aš pagalvoju, kokie turėtumėm būti dėkingi, kad gyvename interneto laikais. Aš, pavyzdžiui, pasižiūriu kažkokį filmuką, tarkim, toksai kvailokas apie katinus, jie ten kažką tokio daro mielo ar kažką kvailo ir gal juokiesi, bet tai pagalvoju, ten jisai gal kelių dešimčių minučių yra, bet žmogus kelias valandas turbūt praleido montuodamas ir taip pagalvoju, kiek žmogus įdėjo to laiko, o aš to nevertinu, tiesiog pažiūrėjau, pasiekiau ir kitą vėl pažiūrėjau, tai kaip reikėtų iš tikrųjų vertinti visą tai, kaip ir filmas, pilno metražo, 1,5 valandos, bet kaip pagalvoju, kiek žmonės įdėjo darbo į visą tai, o tu ten su spragėsiais žiūri, pažiūrėjai, kitą vėl pažiūrėjai, arba kaip serialą irgi žiūri vieną po kito, kartais mes nevertinam to. Ypač tai per COVID laikotarpį mus tos šiuolaikinės medijos gelbėjo nuo nuobodulio. Čia niuansų, čia atsiveria daug niuansų. Vienas momentas, kad mes turime, internetas, socialinės medijos ir išmaniosios technologijos mums atveria galimybės, daugybę galimybių. Čia iš tikrųjų netikėtina, mes dabar galime faktiškai faktus tikrintis beveik duotuoju metu. Amerikoje prezidentas pakalbėjo
prieš 10 minučių mes jau viską turim išklotą internete ir galim klausytis, galim gyvai klausytis. Tai neįtikėtinas dalykas, kiek mes gaunam dabar informacijos, filmų, knygų, visais pavydalais gaunam labai daug informacijos. Iš kitos pusės, natūralu, kad to kūrėjų indėlio darbo yra tiek daug, nes žmonių populiacija yra didelė, kad natūralu tada, kad mes esam užversti ta kūryba ir produkcija ir natūralu tada atsiranda tas perteklius informacijos, perteklius turinio ir tada natūralu, kad mes pradedame visą tai žiūrėti kaip labai lengvai pasiekiamas daiktas, jisai, psichologija. Nevertinam. Seniai filosofai kalbėjo, jeigu tu nori turėti pasitenkinimą gyvenime, siek sunkių tikslų, sunkiai pasiekiamų. Lengvai pasiekiamas dalykas, jisai yra, mes jo nevertinam, jis per daug paprasta. Jeigu aš pasiekiau taip, tai aš priimu jį kaip pigų daiktą, kaip nereikšmingą. Tai šito vietoje be abejo mes susiduriam su šituo dalyku. Bet čia aš manau, kad dar daugiau visokių niuansų pareina, kad yra to turinio, kuris pretenduoja būti kaip rimtas, kaip svarbus, bet jisai yra nei rimtas, nei svarbus, arba atvirkščiai būna labai antiturinys, kuris neigiamai veikiamas. Tai šitoje vietoje mes turim didžiulį perteklių informacijos, milžinišką perteklių informacijos ir manau, kad vienas iš svarbiausių galbūt aspektų arba brandžiai asmenybei, tiek ir krikščionim, tiek ir apskritai sekuliariems žmonėm, nekrikščionim, netikintiems, labai svarbus momentas yra gebėti atsirinkti tai, kas man reikalinga, kas svarbu man. Net jeigu aš ieškau internete kažkokios medžiagos, kad tiesiog atsipalaiduočiau, vis tiek yra tas svarbus gebėjimas atsirinkti, kokia informacija man yra naudinga, gera, nes mes turim milžinišką perteklių ir jisai gali mus nuvesti į vieną, į kitą pusę ir taip toliau. Užsiminė apie tos sunkius tikslus ir man atrodo socialiniai tinklai, jie trukdo siekti tų sunkių tikslų. Dėl to, kad gali įkelti asmenukę ir tu susilauki apdovanojimo, dopaminas, čia tie laikai. Ir tau tai procentaliai labai mažai pastangų kainuoja tau, nes būna, kad Facebookas netgi savotiškai iškreipia, kad kai įstoji į universitetą, tu kažkaip praneši, kai baigi, būna ta nuotrauka tokia ten, kai tu ten su ta kepurėlė, ten su uniforma, ten nusifotografuoji, nes kas yra sunkiau, ar įstoti, ar pabaigti, tai žinoma, kad daugiau pastangų kainuoja. Ir jeigu asmenukę įkelti tau beveik tokį patį kaifą duoda, kaip kad pabaigti universitetą, tai kam pabaigti universitetą? Mes čia, manau, labai daug mes turim skirtingų motyvų, kodėl mes, tarkim, keliam turinio kėlimas, čia dar vienas atskiras reikalas, ką mes ten gaunam, keldami turinį. Ir manau, kad ypatingai, kai mes keliam, kažką norim pasirodyti, tai iš vienos pusės mes keldami turinį, arba galimybę kelti turinį, čia atveria mums galimybę bendrauti, kalbėti, kurti savo tam tikrą platformą, vaizdą, kuris visą laiką bus iškreiptas, niekada nebus jisai realistiškas ir tikroviškas, nes mes negalim visko parodyti. Mažai kas dedasi, matyti yra tų, kurie dedasi, bet tada turi savo tam tikrą irgi socialinį vaidmenį. Tie žmonės, kurie galbūt ten rodo savo depresiją kažkokią. Taip, ir laukia kažkokio palaikymo. Taip, bet tipiškai mes dedam kažkas vietas, tam tikras gyvenimo epizodus, pasiekimus, kaip minėjai, laimėjimus tam tikrus. Nuvažiavom, atvykom, susirinkom, švenčiam ir taip toliau. Ir tada įvaizdis susikuria tik tai švenčiančio, laiminčio ir tokio visą laiką pergalingo žmogaus, kuris visą laiką turi tik tai to pozityvų dalyką. Plus čia Petersonas prieš metus, kada čia buvo atvykęs į Lietuvą, jisai gerai pasakė, kad tas galimybė kelti turinį atvėrė tas Pandoros vartus visiems psichopatam ir sociopatam, tiem žmonėm, kurie yra iš tikrųjų pažeistos psichikos arba sulaužytos ar moralės žmonės ir gyvenantis alternatyvioje realybėje. Ir čia netikėtinas dalykas, kad šitie žmonės gauna platformą. Ir tada visi TikTokai, kitos socialinės medijos tampa tam tikras piedestalas jiems, kai jie gauna kažkokį keistą pasitenkinimą, surinkdami lietuviškais kontekstais
milžiniškas auditorijas, kai jie transliuoja laivą, tai yra tiesioginė transliacija rodo iš savo namų, kurie apjaukti baisus ir ten tūkstančiai žmonių žiūri juos, jie turi 10 000 sekėjų, bet yra neadekvatų žmonės ir su tuo susidūrėm Panevėžy, viena moteris darydavo tokias transliacijas ir mes sužinom, kad mūsų vaikų dienos centrų vaikai jie stebi, jie užsisako pizzas, jie nueina pas ją, pasiema pizzas gabalėlį, tai mes ten buvom labai susirūpinę, bet neadekvatumas taip pat tampa platforma ir vieta. Tai šitoje vietoje aš manau, kad čia labai daug tų problemų ir probleminio elgesio mes ten pamatom, atrandam ir čia susipaisyti netaip lengva. Kita vertus, net jeigu yra žmonės, kurie, tarkim, aš sakau, aš noriu įdėti tiesiog kaip ženklą savo draugam, kad viskas gerai, bet ilgainiui patikimų skaičius, ten tų laikų vadinamų, ar ten širdelių skaičius, pradeda žaisti. Žiūriu, oi, kažko mažai surinko, ana daugiau surinko. Žiūrėk, o tas panašiai dėjo jam, kiek surinko jam ir panašiai. O, šitą mažai surinko, aš dar visai neblogas. tai aš manau, kad vėlgi problemos ne tik su tais žmonėms, su vienais ar kitais, su psichologinių problemų turinčiais asmenimis, kiekvienas iš mūsų mes esam ne iki galo išbaigtas žmogus, manau. Ir turim tų problemų ir tam tikroj erdvėje, aplinkoj, neapmąstant, nereflektuojant, nežiūrint rezultato, mes galime tam tikrą prasme formuoti netinkamą vaisių savo gyvenime. Ir tam tikros blogos tendencijos gali mumyse ryškėti, didėti ir augti. Jeigu asmeninį klausimą užduočiau, čia teorijos daug pateikėm, kaip tau asmeniškai su šita priklausomybė arba tuo nelabai gerų vartojimų, kaip tu įvardinai, žalingas vartojimas? Probleminis vartojimas. Vartojimas. Aš manyčiau, kad aš susiduriu su šito dalyku, nes aš naudoju socialinės medijas kaip darbinį instrumentą ir natūralu, kad tai mane kabina. Ir čia nori, nenori, jie pagauna, algoritmai labai gerai paskaičiuoti, padaryti taip, kad jie duoda tą įdomų labai tokį poveikį, ne? Tarkim, vis tiek jie kuriami algoritmai, kad mus įveda į tam tikrą burbulą. Taip. Ir tarkim, jeigu mane domina kažkas rytis ir tada koks TikTokas, pavyzdžiui. Aš turiu TikToką. Tai jie pameta tau tam tikros informacijos, kuri tau reikšminga, kuris su tavim susijusi. Ir aišku, tame tarpe pameta informacijos, kuri visai nesusijusi su tavim. Kažko naujo, kažką, kas galbūt tave užkabins. Kažkas gal trendina, ten labai populiaru yra ir panašiai. Ir tada tu matai, kad tu laukdamas tam tikros informacijos, tu scrollini, tą dalyką, nežinau kaip lietuviškai pavadinti, naršai, bet šitas yra tas stumimo, kaip aš niekad nežaidžiau azartinių žaidimų, bet ten ruletė, kai žaidžia, sako, yra panašus principas, kad tu meti ir nežinai, kur sustos, kas bus, kiek iškris, kokia spalva ir skaičius. Ir tada čia tas pats irgi dalykas, tu scrollini, lygiai tas pats principas yra, tu nežinai, kas bus. Ir galvoju, bet jeigu dabar nustosiu, galbūt aš praleisiu tą svarbią informaciją, kuri man labai reikšminga. Ir tada tu suvalgai labai daug nereikšmingos informacijos, kuri atima tavo laiką, dėmesį, kartais jinai gali suteršti tavo sąžinę ir vidų, gali pradėti formuoti tavo ir įsitikinimus, ir santykius, ir taip daug dalykų. Ir tada gal sulauki tos informacijos kaip cukraus gabalėlio, kuris duodamas dresuotai meškai, arba nesulauki. Tai va šitoje vietoje aš apčiuopiu tos dalykus, matau ir jo, aš kartais pastebiu, kad jeigu, tarkim, telefoną, kurį kažkur tai palieku, padedu, tai tada aš taip jaučiu, kad nepasiėmęs kažkur. Aš savanoriauju kalėjime ir kai nueinam, ten turim palikti visus dalykus, mobilius telefonus, piniginės. Ir aš kartais kalbu su suimtosiomis moterimis, su nuteistosiomis ir kalbu ir tada sakau, aš noriu parodyti jums kažką. Oi, prisimenu, kad neturiu. Aš kažką jau man reikia to dalyko. Tai aš tą suprantu ne tik iš teorijos, bet ir iš patirties. Tai asmeniškai aš esu priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų.
tikrai yra daug metų, galima sakyti, pražaistų. Dėl to truputį ir gailiuosi, bet ir yra tikrai labai gerų atsiminimų, kada tam tikrais metais su draugais eidom naktim žaisti, tai tas tam tikro tokio kaifo turi. Ir vienu šviesiausių gal atsiminimų tokių turiu iš tų laikų, bet yra ir kur tiesiog labai tuščiai, tiesiog iš įpročio žaidi ir to malonumo nelabai teikia. Dabar tai gelbsti dėl to, kad kompiuteris nelabai ir paveža tų naujesnių žaidimų, tai laukiu, kol nusipirksiu naujesnį kompiuterį. Aš prie naudos, ką pasakyčiau, koks įdomus aspektas, kadangi man tenka bendrauti su auditorija nemažai. Tai tarkim, kad ir pats TikTokas kaip instrumentas, jis padeda tau būti mažiau atitrūkusiam nuo tokios kultūros, kurioje tu esi. Taip, šiuolaikiškam. Va, čia tas labai įdomus dalykas, nes tu vis tiek nenori, vis tiek mes linkę būti savo burbuluose ir visos informacijos nesusirenki ir tada tam tikros socialinės medijos, jos duoda tau tam tikrą, pajusti tą, nežinau, tos trendus, tą pop įvykį dalykus šiuolaikiškumą, kuris egzistuoja. Tai čia, jeigu kalbėtume apie kažkokius teigiamus aspektus, tai aš suprantu, kad gali pagauti tą laikmečio, tą svarbę žinią, tos savaitės, mėnesio ar netgi kartais dienos, kaip pat mes turėjom kažkokius įvykius, kaip turim dabar greitai besikeičiančius politinius įvykius ir panašiai. Tai aš manau, kad čia yra tam tikros naudos ir dalykų, ir plius biškai gal praplečia tavo tam tikrą ir pasaulėvaizdį, bet yra niuansų, kad tu daug labai laiko išeikvoji ne taip tikslingai. Ir dar kalbant asmeniškai apie mane, tai aš tikrinuosi savo tą priklausomybę, aš tikrai labai daug laiko praleidžiu prie interneto, turiu savo fanų bazę, tas man teikia ir tam tikros naudos, aš taip klientų ir vertės šiek tiek, ir vertės. Taip. Bet pavyzdžiui, mano patikrinimas yra, kada esu prie ežero ir turiu knygą. Turiu ir mobilųjį telefoną. Ir kiek aš ten sėdėsiu. Kad jeigu galiu skaityti knygą, tai kažkaip save raminu dar ne taip blogai su manim. Aš manau, Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, tai tarkim, kur yra priklausomybė ar probleminis vartojimas, tai ar aš galiu turiningai ir sąmoningai ir gerai jaustis būdamas kitoj veikloj. Aš manau, čia svarbus momentas. Kitokioj veikloj. Tarkim, kažkas knygą skaito, bendrauja su bičiuliais, sportuoja, ar aš galiu savo atitrūkti nuo tos veiklos, nuo to kompulsyvaus tokio naršymo ar žaidimų ar panašiai. Tai aš manau, kad čia svarbus aspektas irgi yra, kad aš galiu, aš gerai jaučiuosi, aš muzikuoju, ateinu į bažnyčią, išjungiu dalykus ir aš galiu būti, tiesiog galiu bendrauti su žmonėm ir gerai jaučiuosi, susitikau su bičiuliu ir galiu su juo kalbėti. Nepasiėmęs telefono rankose ir netikrindamas nuolat, ar nėra vienojo pranešimo ar panašiai. Tai čia aš manau taip, čia yra tas požymiai, kurie turėtų indikuoti, ar aš kontroliuoju tą veiklą, netgi kartais per didelę, kuri per daug laiko užima, bet jeigu aš dar kontroliuoju, aš gerai jaučiuosi, aš galiu atsiriboti, tada aš manau, kad dar mes dar nežlugę. Turiu vieną draugą, kuris gana griežtai, jeigu jau esu su juo, tai jisai neleidžia tikrinti telefono. Jo. Ir tai yra teisinga, dėl to, kad, būsiu vienas, ten lindė, kad ir kelias valandas, jeigu esi su žmogum, tai tada skirk laiko jam. Aš nežinau, kaip čia su suaugusiais žmonėms mums reikėtų tą dalyką daryti, bet aišku, jeigu aš esu darbdavys, aš tai galiu pasakyti darbuotojams, kad tam tikroms, čia kai dirbam, mes taip nedarom, taip nesielgiam, kai aš esu tėvas, kas aš esu, tai aš galiu pasakyti vaikam, kad ne, mes šitom prie stalo nenaudojam, tada nenaudojam, vakare į kambarį savo nesinešam. Tai taip, su suaugusiais žmonėm, studentam aš savo sakau, kad negali naudoti telefonų per atsiskaitimą. Tai nes nusirašinės. Paskaitose aš ten labai nedarau, kadangi aš blogas dėstytojas ir neduodu skaidrių studentam, tai aš jaučiuosi kaip spaudos konferencija, nes jie visą ką fotografuoja skaidrius ir kartais mane. Ką manai apie tokį teiginį, kad priklausomybės galima suskirstyti į dvi tokias kategorijas. Viena, kur labai aiškiai matosi ir gali atpažinti, ir kita, kur neaiškiai, dėl to, kad labai daug kas tai daro.
Tai aš taip galvoju, pavyzdžiui, jeigu tu vartoji intraveninius narkotikus, ten namuose švirkštai, ten narkotikai, kaip tu pats atrodai, labai lengva pamatyti. Bet pavyzdžiui, mobiliai telefonai ir socialiniai tinklai. Ir kiek kartų mes ten, ta prasme, gali sakyti, visi priklausomi. Nepriklausomi. Turiu omeny, kad tarptų žmonių, kurie tiesiog naršo ir kurie yra priklausomi, labai yra sunku atskirti. Dėl to, kad ir tie daro tą patį, tik kiti tai daro daug dažniau ir ilgiau. Jo, aš sutikčiau. Aš manau, kad taip yra tos priklausomybės pagal tą savo sunkumą arba tą rezultato sunkumą tam tikrą, pasiekmių sunkumą jos turėtų būti skirtos. Aš manau taip, nes tai labai natūralus dalykas. Jeigu žmogus vartoja alkoholį ir jisai tampa priklausomas nuo jo, tai tiesiog viskas griūti pradėjo gyvenime. Lygiai taip pat narkotikai ir panašiai. Tai tuo tarpu, pavyzdžiui, koks rūkymas, jisai turi ardomai poveikį, bet jis neturi tokio tiesioginio ir tokio baisiai destruktyvaus, sakykime, ir lėtas jis labai lėtas, jisai ten reikėtų 20 metų rūkyti ir panašiai. Ir kita vertus, jis vis tiek ten nėra taip, kad tas žmogus užsirūko ir prarūko visus savo namus. Vis tiek jisai ne taip kaip alkoholis. Taip, pigiau. Pigiau ir plus, kad ten vis tiek ten neišrūkysi su draugais ten, kiek ten, gal ir tokie įmanomi dalykai. Ir lygiai taip pat, tarkim, darboholizmas. Tai irgi vėl priklausomybė yra. Tam tikras nesusitvarkymas su savim. Kai aš dirbu, atiduodu save darbą ir užmušinėju save darbe. Mes net skatinam tokią priklausomybę nuo darbo, tą būseną. Mums visom darbdaviams, mums tokie darbuotojai auksiniai. Mes tokių ieškom. Bet tai iš principo labai, labai liūdnas jo gyvenimas. Nors visuomenės požiūriu, visai jisai toksai sveikintinas net žmogus. Taip. Ir tuo tarpu čia tas pats, manau, kad tokios čia yra tos plonos, sunkiai įžvelgiamos ribos. Svarbiausias mano galva aspektas yra tas ilgalaikis vaisius. Čia yra kaip su rūkymu panašiai. Kad ilgainiui žmogus, tas, kuris rūko, nors ir atletiškas ir fiziškas, ilgainiui jis žiūri, kad jis nebegali būti konkurencingas su savo bendramžiais, jis nebegali tiek pabėgti, ištvermės nebeturi, laiptais nebegali ir panašiai, nes jo kvėpavimo takai užteršti yra. Taip ir čia tas žmogus, kuris turi probleminio elgesio su socialiniam medijom ir kitais dalykais, jisai ilgainiui būna nebe tiek produktyvus ir vaisingas, siauresnis, jo pasaulėvaizdis gyvenimas, jis nebe toks turiningas, nebe toks produktyvus. Tai šitoje vietoje čia turi būti tokio labai savikritiškumo įsivertinimo ir jisai netaip ryškiai pastebimas be abejo. Tam reikia laiko irgi. Su vaikais gal paprasčiau šiek tiek, kai užsikabina vaikai, tada tėvai gali pamatyti greitai pažymiuose. Nepadarė namų darbų ir matosi, kad ten kažkas negerai. Kas ten pas tave yra. Tai, O jeigu dabar žmogus klausosi ir galvoja, per daug visgi lindžiu socialiniuose tinkluose ir norėčiau mesti arba mažinti, kokie būtų žingsniai? Tai geras klausimas. Aš galvoju, aš mąstau taip, kad geriausias dalykas yra atsisėsti ir pamąstyti, kas man gyvenime brangu apskritai, iš principo, kas brangu, kas vertinga. Vertybės. Kas vertinga, kas mano gyvenimo, nežinau, tikslai, prasmės. Ir pagalvoti, kad aš, tarkim, kad ir trivialūs dalykai, kas man padeda, pavyzdžiui, veikti savo tokią depresiškumą, tarkim. Atsikelti, susitvarkyti kambarį. Arba sakyti, aš eisiu pasportuoti su kažkuo, jeigu, pavyzdžiui, man sportas patinka ir priimtinas dalykas. Nes kartais tos priklausomybės jau išveda mus iš tų mums įprastų arba tų patikusių veiklų. Tai aš galvoju, kad pamastyti, kas mano gyvenime buvo gražu, vertinga, kas galėtų būti gražu, vertinga. Tarkim, ar tai knyga? Turim, galbūt daugelis iš mūsų esam skaitę kažką, kas paskui paliko mus gilų įspūdį. Ir įtraukė labai. Įtraukė, jo. Ir tada mes galvojam, kodėl man negrįžt. Vis tiek aš turiu turėti tam tikrą simpatiją kažkokiai veiklai, ar kurią apleidęs esu, ar tą, prie kurios norėčiau sugrįžti, arba naujai veiklai, kuria galbūt mane žavi. Ir jausti tam tikrą pozityvę trauką tai veiklai ir sakyti, kodėl man nepadarius to mažo žingsnelio, neužsiemus. Aš galvoju, kad pirmiausia tai reikėtų savo tam tikrą auditą vidinį pasidaryti,
gal čia per skambiai gal pasakyta, bet tiesiog ant lapelio susirašyti, kas man svarbu, ką aš norėčiau turėti, ką aš norėčiau, kad mano gyvenime būtų. Galbūt pasportavimas kelis kartus per savaitę, galbūt, knygą, gal norėčiau susirašyti sąrašą knygų, kurias turėčiau paskaityti, galbūt pabaigti tas, kurios pradėtos prieš eilę metų. Socialiniai gal kažkokie ryšiai. Tai mano galva, tai turi labai konkretų paprastą tikslą, kad aš turėčiau motyvo ir noro padėti telefoną ir tada nueiti į tą vietą. Nustot žaisti ir sakyti, aš turiu įsipareigojimą tam tikrai, kurį turiu įgyvendinti. Šiandien einu į biblioteką, šiandien einu į sporto salę, šiandien turiu susitikimą su bičiuliais, su draugais. Tai mano galva įsivardinti tai, kas man pačiam reikšminga, kas svarbu. Ir tos dalykus po truputėlį įsileisti savo gyvenimą. Realistiškai, tikroviškai, nemaniakiškai. Dabar aš skaitysiu visas knygas, kurių neperskaičiau per 10 metų. Vėl kažkokia manija kažkokia yra. Bet sakyti, aš po truputėlį įsileisiu tų dalykų savo gyvenimą. Tikslai, uždaviniai, prasmės, kurie mano galva, mano įsitikinimais, mano, religiniais įsitikinimais ar tiesiog įsitikinimais, man jie labai svarbus ir reikšmingi gyvenime. Ką aš galbūt nugyvenęs ten dar 10 metų, aš jų nebelabai gal ir turėsiu laiko juos įgyvendinti. Mano vaikai užaugs, galimybės praeis, fizinė mano būklė nebeleis sportuoti tų sportų, kuriuos galbūt norėčiau padaryti ir taip toliau. Tai pozityvus kažkoks santykis į tai ir konkretus sąrašėlis, ką aš galėčiau padaryti, kad ir po nedaug įsipareigojant. Tikslų svarba. Ir man atrodo, tas galiotų visom priklausomybėm, kad bet kokią tu priklausomybę turi, jinai tau trukdo siekti savo tikslų. Ir kai tu kalbėjai, priminėjai tokį paveiksliuką, kairiai pusėje nupieštas žmogus, dešiniai pusėje jo tikslai ir per vidurį duobė ir internetas užrašyta, kad tas internetas gali trukdyti tau pasiekti savo tikslus. Ir plus, čia kai sako, kaip man dabar įveikti tą trauką? Čia visais klausimais sako, aš čia noriu daryti tą, kitą dalyką. Tai labai geras senas pasakymas yra, kad meilė kažkokiam dalykui turi įveikti didesnę meilę kitam, pozityviam dalykui. Tai tas pamąstymas šiek tiek, to ateities paveikslo nupiešimas, kaip mes psichologai sakom, tą tokį pozityvi aspiracija, lūkestis kažkoks, bus cool, kai aš sportuosiu, bus labai gerai, apsimausiu batelius, net su savo visų antsvoriu, atsiprašant, bet aš gal nepabėgsiu, kai bėgdavau kadaise, bet eisiu. Aš suprakaituosiu, sušilsiu. Šiek tiek pozityvus vaizdinys, jis gali pasikeisti, kai po eilės metų tu išbėgsi į bėgimo takelį ir galbūt pasijausi ne visai tai, bet pozityvus kažkokia pozityvi aspiracija, lūkestis įveiks tą trauką, kuri tave skatina su kumbu sėdėti prie kompiuterio ar prie telefono. Šią mintimį ir pabaigsim. Su Dievu. Su Dievu viso.